Nu ką, kilsim į Rūko taurės pratimą. Prašildė vėlai. Dabar yra 3 valanda, 2 valandų užduotis. Papa Lima pasiruošęs. Papa Lima priimtas, sklandytuvas skersai jums tupia. Romeo Sierra, if it's clear, when you're ready, go. Romeo Sierra ready for departure 18. Gan sunkiai pavyko aukštį išsiimti, bet dar iki galo net neišsiėmiau. Gal per žemai atsikabinau, bet liktai sąlygos yra. Rūko taurės startas 35. Va, skriejam su Titu ir Edita. Išsiminėjam aukštį startui. Aišku, labai vėlyvas startas bus. Startavau. Tūkstantis 950 metrų. Čia prašildė. Bet aišku vėlai, beveik 4 valandos. Vėjas 27 km per valandą. 270. Ir nuo to, kurio kilom, pasisuko 90 laipsnių, reiškia, oro masė keičiasi. Va koksai, kaip atrodo oras, debesis. Va, kokius konvergencinius sluoksnius rodo ryškius SkySight prognozė. Žiūrėsim, kas čia bus. Gaila tik tai, kad labai vėlyvas startas. Pasižiūrėk konvergencijos sluoksnis SkySight'o. Jo, žiūrėjau, aš dabar galvoju, jinai pasislinko čia kairiau ir jinai vis stovi ten, kur rodo. Tavo farmą rodo tik iš labai arti, turbūt competition mode užsidėjęs. Tuoj pažiūrėsiu. Nu, nežinau, gal taip netrauks. Dar jau gavau tiesiai ant Dusios ežero. Ir visai kitur eina. Stiprų gavai? Va, bandau paimti pietinę pusę pirmos užduoties zonos pusę prie seirijų. Labai
zonos oras ir labai sunku kilimus rasti. Iš tikrųjų keistas oras. Debesis yra, o kilimų neina rasti. Pabandžiau užsukti ir nėra. Bet gal čia pavyks sucentruoti. Siauri, blaškyti. Nu ką, vis dar virš Seirijų ežero. Bet susiradau kilimą 1,5 metro. Ir čia jau reikia išsiimti debesų padą ir suktis į sekantį posūkio punktą, į sekančią zoną. Nu ką, baigiu išeiti vėl į gerą aukštį. Jau 1800 išėmiau, bet dar būtų gerai čia pasiimti, nes vis tik tai kelia. Va kaip atrodo konvergencinis sluoksnis ir panašu, kad ir debesys čia visai geri, gal šiek tiek prasislinkęs realybėj, bet panašu, kad veikiantis yra. Nu ką, visai įdomu. Kol kas lipu į piešinę labai stiprią konvergencinę zoną. Pasižiūrėsim, ar atitiks realybę. Merkinė dešiniai pusėj. Va, kaip tie debesis atrodo. Na, jeigu čia būsiu pataikęs į autostradą, bus gerai. Bet aišku, kuolo nebuvo visiško, kad iš 2 metrų būtų, bet ant tiesiosios gerai palaikė. Va, kokią žiaurią konvergenciją piešia. Matot ant kompiuterio. Nu ir kol kas baltarusiai neblokuoja GPS signalo, kad neprisišnekėčiau. Na va. Visai geras kilimas. Kaip šiandien dienai. Beveik 2 metrai integruoja. Netoli Varėnos bandau išsiimti aukštį, kad galėčiau prieš vėją skristi į sekančią zoną, jau 3. Taip arčiau. Nu ką, apsisukau. Netoli Varėnos. Žiūrėsim, kas čia gausis. Reikia paskutinę zoną paimti. Bent iki Merkinės nuskristi. Bet labai stiprus vėjas, 29 km/h vėjas. Priešinis dabar.
Nu, va, pavyko rasti kuolą jau 2,6 metro. Vidurkis, tai čia dabar reikės jau išsiimti. Kiek telpa, aišku, standartinė vieta tarp Varėnos ir Merkinės. Perloja. Na, einu pas gandrus patikrinti, gal jie ten geriau turi. Ir įdomu, kad skrieja jie ne į kairę pusę, į dešinę. Nu ką, ir imti daugiau negaliu, į draudžiamą zoną atsirėminėju. Nu va, bandau vėl išnaudoti tą konvergencinę liniją ir jau skrendu paskutiniai zonai prieš finišą. Aišku, dar trūksta aukščio, kad finišą pasiekti ir šiek tiek reikėtų toliau biškį skristi. O, aš šiek tiek pastūmiau posūkio punktą. Toliau. Dabar 15 km iki posūkio punkto. Neparskristi per anksti. Ir nesugadinti greičio tokiu būdu. Kaip Titai sekasi? Netoli Druskininkų, daug debesų, bet kelias tai retas. Supratau, vėl tu priekį, greitai skraidai. Beveik 3 metrus integruotą kilimą turiu. Ir jau tuoj 2 kilometrai aukštis bus virš aerodromo lygio. Iš Varėnos miškų kvėpuoja čia viskas. Išsiimsim čia jau kiek telpa ir tada jau skrisim į priekį. Nu va, 2100 metrų. Tradiciškai šitoj vietoje būna aukščiausias debesų padas. Tiek daug reikia paskristi. Vėjas panešė atgal, buvo 11 likę kilometrų, dabar 12 su viršum jau buvo. Vėl pasigavė. Ką reiškia, kai prieš vėją reikia skristi? 34 km per valandą šitam aukštį. Vėjas. Druskininkų. O tiksliau iki Druskininkų dar šmotas šioks toks, bet čia link Liškiavos artėju vienuolyno, bet čia reikės dabar sukti ir kombinuoti, kaip čia per debesis išlaviruoti šituos link namų. Nes kol kas aukščio dar grįžimai namo trūksta. Apie 500 metrų. Bandysiu eiti po tuo dideliu debesiu. Paskiau po jo suksi dešinėn jau link namų. Nes ten panašu, kad gatvė debesų stovi. Va, jinai matosi. Nu va, reikia išsiimti čia aukštį ramiai.
kilimas ne toks stiprus, 1,3 vidurkis, bet pusė 6 vakaro. Tai kad neprisižaisti geriau ramiai. Pasiimti aukštį kiek reikia, 400 metrų dar trūksta. Ir dar atsargos plius. O gal čia prie debesio aukščiau ir sustiprės. Tai bus visai gerai. Iki namų 57 kilometrai. Su stipriu šoniniu vėju. Gaila iš karto neišėjo rasti tokio stiprumo kilimo. Šiek tiek iškritinėjau. Vis reikia pasitaisyti. Jau dabar turėtų užtekti. Dabar jau atsargą tikrai išsiimti skridimui. Vis dar 56 kilometrai iki namų. Nu ir telefonas jau parodė, kad parskrendu, kad jau užtenka. Susijų navigator appsų. Nu ką, skrendam namo. Atsarga su metru makrėdį iš 50 metrų. Nu va, liko 33,5 kilometro. Aukščio atsarga 300 su viršų metrų. Praskridinėju Nemunaitį ir artėju prie Alytaus. Alytus dešiniai liks. Reikia apskristi Alytaus poligoną, nes šiandien turbūt šaudo jie. Papa Lima 10 kilometrų. Papa Lima kaip toli randėt? 5 kilometrai iki finišo linijos, iki aerodromo, daugiau 8. Pakartok atstumą iki aerodromo. 7 kilometrai. Aš noriu nuo tako, tu pakilęs. Tegul kyla, aš jį matysiu. Aš randu savo nuožiūrą, tu tako. Matau, po finišo aš tūksiu prieš vėją arčiau. Tai prašome 300 metrų. Iš ilgai kelio arčiau.
Dariau čirpę tavo radiją, nieko nesuprato, aerodromas laisvas nesumoja. Vėjukas vakarų 3-4 metrų. Informacija viršvesnės 2 sklandytuvai, viršvesnės intako apie 900 metrų. Skrydis baigtas. Greitis 84 gavosi vidutinis. Ne tiek jau daug, bet kaip tokiai dienai. Ir finišas po 6:18:07. Tai visai įdomu.